Sport-In. Tai kol bėgiojimo sezonas dar neatidarytas oficialiai Lietuvoje, noriu padaryti eksperimentą. Ar įmanoma nubėgti maratoną, tam specialiai nesiruošia. Ratorius tinginiais tai reikia pačiam save filmuoti. Porą minčių tokių sužinau. Prašau. Labiausiai nervina prieš šitą bėgimą tai, kad niekas netikėjo, kad galiu prabėgti maratoną nesitreniravęs. Absoliučiai niekas. Vat ir pažiūrėsim. Užvedė man kraujas. Tai manau, kad aš tos 42 kilometrus tikrai veiksiu. Keturi jau įveikti. 10-dalis. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Kaip sportininkas, ne? Kokios kojos gražios. Veido gražumas. O širdies stiprumas. Ir plaučių sveikumas. Tarp kitko, šiais metais bėgiojau specialiai 2 kartus. Tai buvo vasario mėnesį. Sporto klube ant tako. Vieną dieną nubėgau 5 km. Kitą dieną 6. Čia viskas buvo per vieną savaitę. Ir čia yra mano pirmasis bėgimas šiais metais gryname ore. Geras oras. Geri metai. Nevartojau jokių papildų, jokių vitaminų, jokių magnio bombų. Antibakūrė tokių dalykų nedaro. Konsultavausi su maratoną bėgančiais žmonėmis, ką reikia daryti, kad būtų gerai. Taip įsimiegot, bet nelabai pavyko. Kažkaip nervingai miegojau, taip pabudau. Vėliau negu įprasta užmigau. Reikia bėgti ne su naujais batais, o aš bėgu su naujais batais. Jie dar neįgavę mano pėdos formų. Ir gali būti bėdų, gali būti pritrinimų. Nesijuokit, dar vienas svarbus dalykas. Yra speneliai iš tėvo. Čia ir čia. Juos reikia užklijuoti pleistrų. Net kitaip, sako, nutrina iki kraujų. Tai jau klijuoti. Saugus mano speneliai. Žalis rasos įvykta. Pradeda imti nuobodulys, žinai. Tikrinėjau, nėra ką veikti. Bėgi. Visi lenkia. Aš šitais gal varlę pavyzdžiu. Manau, kad tuo jungsiu ausinuką. Ir bėgsiu pagal muziką. Paskui draugams turėsiu skambinėti. Mamą reikia paskambinti, ir skambinu. Operatoriui, kad per toli nenuvažiuotų. Kad nepaliktų mirti kažkur vidury laukų, tarp miškų, tarp briedžių ir vilkų. Oras šiek tiek pagerėjo. Ko nepasakyčiau apie nuotaiką. Jeigu pradžioje bėgimo sakiau, kad diena yra labai gera, tai dabar galvoju visiškai kitaip. Tai yra viena blogiausių dienų mano gyvenime. Ir tai 24 kilometrą bėgu. Sekasi nekaip. Pažiūrėkit mano kokie dydžio žingsniai. Čia praktiškai maksimum, ką galiu išspausti iš savęs. Į kalniuką kylu, bet nuo kalniuko lygiai tas pats. Mano 11 mėnesių vaikas, matyt, greičiau ropoja už mane bėgantį maratonininką. Šiaip tai dar kartą pakartosiu, kad labai daug šiukšlių pakelėse.
kompaktai, buteliai, šukės visokios, maišeliai, glitilenas, dėklai visokie, ratlankiai, švirkštų mačiau krūvą ir daug varlių nežinau. Varlės. Kuo toliau nuo Vilniaus, kuo arčiau Molėtų, kuo daugiau varlių. Maratonas yra rimtas reikalas. Pasiskaičiau vakar šiek tiek apie jį internete. 42 km 195 metrai. Toks yra distancijos ilgis. Pasaulio rekordas 2 valandas 3 minutės. Aš bėgau jau beveik 3 valandas ir nubėgau dar 24 kilometrus. Blogai, ne? Atsilieku nuo grafiko. Dabar apie savijautą, ne? Reikia papasakoti. Savijauta tokia, kad va, nuo čia, nuo galvos, iki kelių yra viskas gerai. Žemiau yra viskas labai blogai. Užsinaudoju 3 pleistriukus, nes nutrynė 2 pirštus ir kairės kojos achilą. Skauda padus, tik šiek tiek. Ir labai tempia pakinklius abiejų kojų sausgyslės. Tokia dilema dabar iškilo, ką daryt, jeigu maratono bėgikas užsimano į tuliką. Ką daryt? Dar vienas buvo rimtas patarimas iš maratono bėgikų, kad tiesiog būtina privaloma kirkšnis prieš bėgant įsitepti vazelinu, nes gali nutrinti kraujų ir bus tiesiog nebeįmanoma tęsti bėgimo. Aš to nepadariau. Bet pats geriausias patarimas, kokį man davė patyrę sportininkai, reikia maratonui ruoštis. Tada bėgimas bus bėgimas, o ne ėjimas žąsele. Daug nebepatempsiu. Tikslas dabar nebe 42, 30 km. Trūksta kelių tik 100 metrų, man atrodo. Jau supratau, kad visos trasos planuotos neįveiksiu. Čia vat artėjo prie Molėtų rajono. Jau vis skauda kojas. Pasinaudosim sportinio ėjimo elementu. 20 km yra rimtas reikalas. Tai yra 0,7 maratoną. 0,7 maratoną. 100 metrų liko. Operatorius siūlė pabandyti prabėgti sprintą 100 metrų, bet greičiau negu dabar negaliu. Čia yra mano sprintas. Mano paskutinis 100 metrų sprintas.
būsiu piktas, jeigu neveiksiu 40 km. Bet dabar nesu piktas, nes 30 irgi yra žiauriai daug. Pasitreniravausi. Nejaučiu kojų. Dabar piktas esu ant visų. Ypač ant to, kad atrado maratoną.